Na, tai pakalbam apie bardaką vaiko kambary. Tokia amžina dilema - kištis, nesikišti. Bet jeigu jūs jau, pavyzdžiui, turit paauglį, kurio kambary ten prisikaupia milijonas, nežinau, jogurto indelių, šaukštų, puodų, puodelių su pelėsiais, be pelėsių, ir jums tikrai labai sunku su tuo gyventi, aš vis tiek sakyčiau, ir mano rekomendacija yra palikti paaugliui tą vieną erdvę, jo kambarį, kur gali būti jo tvarka. Paaugliai iš tiesų turi tą tokį didelį poreikį jau turėti kiek įmanoma daugiau kontrolės tam tikrai savo gyvenimo klausimais. Ir kai jie turi daugiau kontrolės, daugiau atsakomybės ir savarankiškumo, jie yra daug mažiau linkę elgtis kaip paaugliai, nes tada nėra prieš ką arba dėl ko maištauti. Tai aš tai siūlyčiau tokį įsivesti taisyklę, kad jo kambarys, jo tvarka, kad ir gyvatės, jau kaip nors ten jūs neikite tą kambarį, jeigu jums nervai nelaiko, bet užtat mainais į tai jų sąlyga, kad tada bendra erdvė yra ta erdvė, kur tada jau, žodžiu, vyrauja tos daugumos šeimos narių standartas. Ir tai vis tik yra jūsų namai. Ir jūs turite teisę gyventi tose namuose taip, kaip jūs gyvenat. Ir ten, žodžiu, yra jau toks nustatytas standartas ir visi turi kažkokią pareigą ir atsakomybę bendram šeimos labui. Bet užtat tavo kambarį, brangusis arba brangioji, žodžiu, tu gyvenk ten ir tvarkykis, kaip tu nori. Aš nesikišu. Mes, žodžiu, kišamės ir tariamės ir dėliojamės, kaip mes tvarkomės, tik tai bendras erdves. Tai patikėkit, tas tikrai suveiks. Jeigu iki šiol buvot ta mama, kuri bamba ten dėl nesudėtų kojinių, pakeiskit plokštelę, pasakykit, pergalvojau, kad durnai darau, čia tavo darbai, tavo atsakomybė, tai jau pakankamai didelis, tai mes galim tik tai tartis dėl bendrų erdvių ir čia išnaudokit kaip derybinę poziciją. Tai sėkmės.